jeigu mes kalbėsime apie magnį, tai taip, tikriausiai dabar irgi tos ant bangos yra mikroelementas ir skirtingų jų formų yra ir ypač tie žmonės, kurie nori labiau pasirūpinti savo miego kokybę, pavyzdžiui, renkasi vienokį tą magnį bisglicinatą, mes matome tokį tą magnį, nežinau, daugiau, jeigu kalbėsime centrinę nervų sistemą, magnio treonato, pavyzdžiui, naudą, magnio malatai, tauratai ir taip toliau. Tai skirtingų tų magnių yra ir irgi vienas dažniau vartojamų. Ar didelė visuomenės dalis turi deficitus jų? Klaustukas šitoje vietoje. Bet jeigu mes įvertinsim įtemptą gyvenimo būdą, bemiegės naktis ir net didesnė tiek psichoemocinė apkrova, tiek viso organizmo apkrova, tai magnis gali būti tas naudingas dalykas. Bet vėlgi, prevenciniais, mano akimis, tikslais šitoje vietoje, arba jeigu žmogus tikrai turi kažkokį skundą arba sutrikimą. Nes, sakau, dauguma tų dalykų daugiau yra jau pagal kliniką ir simptomatiką taikomi ir tikrai nesu fanas to, kur tikrai reikia ten daug labai tų papildų ar preparatų vartoti, nes tikrai mes nežinom iki galo ir visų jų sąveikos ilgoj perspektyvoj šitoje vietoje ir kokį rezultatą ar tą naudą gaus iš jų žmogus.